Žodžiu, Audrius apie savo žmonos būseną visą laiką sužinodavo iš Facebooko. Paskaitydavo, pažiūrėdavo jos profilį ir nuspręsdavo. Jeigu jį parašydavo, kad ji ištekėjusi, Audrius suprasdavo, kad su žmona viskas yra gerai ir ji jaučiasi neblogai. Jeigu žmona savo profilį parašydavo, kad ji yra išsiskyrusi, vadinasi, namuose laukia skandalas. Bet vieną rytą, kai Audrius pamatė, jog jo žmona profilė pasirašė našlė, jis suprato, kad jis sužinojo apie jo meilužį. O, gerulis. Marius paprašytas papasakoti liūdną istoriją dviem žodžiais, tai ir padarė. Istorija yra tokia. Šiandien pirmadienis. Yra dar vienas dalykas, kuris yra patartinas ypač savaitgaliop. Ar žinai, koks yra geriausias tekstas, kurį galima perskaityti penktadienį? Geriausias skaitalas. Pirmadienį darbą nereikia? Ne. Tai yra gero restorano meniu. O, taip. Gerulis. Atpalaiduojam. Dar vienas anekdotas, kurį praktiškai kasdien siunčiate, vis bandžiau ignoruoti, bet teks jį matyti paskaityti. Taip, kaip vadinami vaikai tos šeimos, kurioje žmona yra medikė, o vyras policininkas? Tokiu atveju vaikai vadinami medikamentais. Mes nebūtinai turim pritarti šitam nuomonė, nebūtinai sutampa su skaitytojų nuomonė. Mėly žmonės, pakalbėkime, sako, apie gyvūnus. O jūs kada nors pagalvojate apie tai, kokį vardą jums, jei tik galėtų, duotų šuo? Geras, taip, kad rinkitės atsakingai, vadindami savo gyvūnus keisčiausiais vardais. Panelė, gražuolė, gal turi džeptuvėlį? Ne, aš nerūkau. O, geras, tai gal negeria dar ką? O, negeriu, teisingai? Nu, jūs ir duodat, geras. Va, būtent, ir neduodu. O, tai palaukit, tai kaip tada atsipalaiduojat? Matot, aš neįsitempiau.